Sveiki visi, truputį kitokio formato video medžiaga, labiau edukacinė, sakyčiau. Šiuose video, kurių ateityje bus vis daugiau, pamatysite, kaip atliekami darbai su tam tikrom detalėm. Tarkim, šiandien bus video apie tai, kaip ant priekinio bamperio tinkamai priklijuojamas lypas. Nėra kažkoks tai profesionalus sprendimas, tačiau yra plačiai žinomas su stiklo klijais ir tiesiog iš arčiau parodysiu tą momentą, kaip tai daroma, kaip mes tai darome ir bus matomas vėliau galutinis rezultatas. Ir manau, jisai bus tikrai geras ir iš to galėsite spręsti, ar taip daryti ar ne. Taipogi bus kitose vaizdo medžiagose kaip veidrodėlis, aliuminis oksidavosi, todėl reikės jį nusmeliuoti, paruošti tam tikrų gruntų, tai greičiausiai bus epoksidas, tam, kad nepasižeistų aliuminis ateityje. Taipogi yra durų daužtų, yra sveikos, yra biški su įdaužom, kurios pasmeliuotos. Taipogi video rodysim, kaip apdirbamos durys prieš dažymą nuo tokių pažeidimų. Taipogi yra stiklo pluošto moldingai, yra šiaip naudoti moldingai. Viskas yra Merso 124 kėbulo detalės, bet stengsimės kuo plačiau ir daugiau apie visus sprendimus priimamus prieš dažymus, po dažymo ir taip toliau. Žodžiu, edukacinė medžiaga. Sveiki atvykę. Tęsant darbus prie 124 Merso, truputį praplėstai papasakosiu apie tai, kaip ant originalaus bamperio bus montuojama stiklo pluošto apdaila, kuri skaitosi kažkas čia kaip AMG, ne? ANG sportas. ANG sportas. ANG sportas. Aš gal pakelsiu vizualiai, tai jau matys kažkas tokio turėtų gautis. Turėtų labai gerai žiūrėtis ant mašinas. Bet šiandien trumpai apie tai, kaip mes visą šitą reikalą montuosim ant originalaus bamperio, kas bus biškai paprasta, bet nepaprasta užduotis. Naudosim stiklo klijus, kaip ir žinomas japonas, kurį šiandien biškai įkūnysiu galimai, tam, kad geriau darbai eitų, nes pas Akirą viskas labai puikiai gaunasi su stiklo pluošto klijais, mes darysim tą patį, bet greičiausiai dar kampuose esančias vietas pragręžiosim ir pritvirtinsim papildomai su medvaržčiais arba su kniedėm, kad visas šitas reikalas nepabėgtų viršijant greitį užsienyje kažkur tai. Žodžiu, tai pradžiai reiks, kadangi čia yra plasmasė, netgi, man atrodo, nedažyta jinai yra, bet mums reiks ją pašiaušt, tam, kad ant jos užnešt plastiko grunto, kuris chemiškai pašiaus paviršių, ant kurio dėsim stiklo klijus ir tada tvirčiau su apdaila viskas susiriš. Tai dabar vėl naudoju šitą labai fainą Euroliuxo mašinėlę. Šiandien pirmą kartą bandau, kol kas labai tenkina. Labai fainas dalykas tas, kad yra greičio reguliavimas ir jinai gali lėtai ir greitai dirbti ir aš galiu dulkim kvėpuoti. Taip, su nejaučiu 500 gradaciją biškai per didelę. Šausim 240. Kažką biškai riebesnį uždėsiu. Taip, reikia pašiaušti tą vietą, ant kurios bus purškiamas plastiko gruntas. Tiksliau, tą vietą, kuri turi būti sukibiminė su apdaila. Tai galima sakyti, tokia per 2 pirštus juostelė per visą bamperį bus šveičiama, todėl kad čia esminis tvirtinimo taškas bus. Gerai, nedaug pašveitus matosi, kad čia visgi yra dažo gamykliško, tai reikia mums nusigauti iki čia matomo antro sluoksnio, kur jau grynas plastikas. 1 hour later. Taigi,
pašvyčiau, galima sakyti, 1,5 centimetro juostelę vienai pusėje ir 1,5 centimetro juostelę į viršų, kadangi apdaila dėsis maždaug iki čionais, tačiau iš viršaus vis tiek tepsim, kaip pasakyti, išorinę siūlę, gražiai pirštų pratektą, kaip matėte video turbūt, ir čia bus tas procesas parodytas. Pratepsim siūlę, kuri jau liks su visam. Aišku, ant jos bus gruntuojama, vėliau šveičiama, dažoma, todėl nesimatys pačios siūlės, bet tam, kad bamperis atrodytų vientisas, o nejungtas iš dviejų dalių, bus tepama šita siūlė, kuri taipogi ir prilaikys ant viršaus, taip sakant. Taigi, dabar reikia nusiriebalinti 100 kartą. O kur nuriebalintis? Čia. Wow. Okay. Viską reikia pastoviai nuriebalinti. Servetėlio aš irgi neturiu. Žiūrėk. Blė. Nemanokit už mano užmaršumą. Pastoviai viską pamirštu. Todėl biškį tenka pasivaikščioti, kai šalia esant šias patalpas. Taip. Sakysiu, apsikeisti. Kadangi netaip seniai įsikūrėme čia, todėl daug kas yra nenupirkta, nespėta nupirkti ir taip toliau ir panašiai. Todėl ir dabar matote, kaip su papiriniais rančkosčiais nuriebalinti. Nors geriau tą daryti būtų su medžiaginės servetėlėms skirtom dažymui ir kitiems darbams. Žymiai patogiau. Nes šitas palieka truputį plaušą ir jisai nesugeria į save, todėl viskas bėga per rankas. Bet savo funkciją ant detalės atliks ir ją nuriebalins. Nuriebalinimui naudoju silikono valiklį. Tai labiausiai paplitęs tarp dažytojų nuriebalintojas prieš dažymą. Jis realiai nepakankamai daug šarmo turinti priemonė, kuri nepažeidžia labai paviršių kažkokių tais, bet puikiai nuriebalina, kad galima būtų dėti dažą. Taip pat tinka ir šiuo atveju, kai reikia uždėti plastiko gruntą. Naudojamas PPG plastiko gruntas. Užnešimas yra lengvais sluoksniais. Užnešiu 2 lengvais sluoksniais, tada reikės pralaukti apie 10-15 minučių ir jisai pradės reikšti savo ypatingas savybės. Tai cheminė reakcija su plastiku, ko pasiekoje jisai pasišiaušia. 15 minutes later. Ok, taigi uždėjus 2 sluoksnius ir praėjus 15 minučių mes jau galime dėti stiklo klijus. Dėsime jų beveik. Dėsim jų labai gausiai, tačiau taškais, kadangi esminis tvirtinimas bus išorinis čia laikantis ir papildomos fiksacijos bamperio apačiose, štai šitose vietose. Čia realiai svarbiausia, kad į apačią nenusmuktų, ko jis ir taip nepadarys, kadangi už šitos briaunos nukris. Todėl dėdame taškais, tokiais va fainais kukučiais. Šiaip žiūrėk, gal užteks? Kaip su fainai laikys.
Ok. Jau man patinka šitą ekspoziciją. Čia realiai pralaukus dienai dviem, jie turėtų pakankamai ištinkt, kad galima būtų viršyti greitį prie mokyklos. Ir gerai, nusišneka trūk, neklausykit. Taip. Dabar atsargiai, ko man turbūt nesigaus, reikia uždėti iš viršaus šitą lipą. Ne? Va, gal tegul padeda pagalbinį. Ne, va. Kletiškai. Sudėsiu. Tiesiog reikia dabar dar pagauti šitą šoną. Labai gerai susės. Aš jau jaučiu, kaip net nenori sėsti. Gerai, sėdi gerai. Pagaunam į savo vietas jį. Jisai taip va turės sėdėti apmaž, ne? Stiklo klijai gerai, kad su jais dar galima truputį sužaisti. Pasitaikyti. Šitą perteklių kol kas galima nuimti. Daug nesivaržant. Taigi, jau pilnai įsitepę visi, kas padėjo šitose vietose pritvirtinti bamperį. Jisai buvo su užtrauktukais sutrauktas, kad čianais pasistumtų ir visur liktų vienodas tarpas. Be to būtų priglūdęs šitose vietose, kur didžiausias tvirtinimas reikalingas. Ir aš tvirtinėjau du. Dabar va šitoje vietoje per vidurį liko momentas, kad reiktų biškai pritraukti lipą į viršų, kad jisai geriau sėdėtų. Todėl paprasčiausiai vyniojant juostą, dabar tai ir bus padaryti. Tačiau reikia ne vienoje vietoje, o po truputį įtempinėjant ir gausiai jos privynioti, nes kaip dabar susės, taip pastoviai ir laikys. Todėl štai jau, realiai jau toj vietoj, kur turėtų būti, bet profilaktiškai dar ištempsim keliose vietose. Ir tada jau bus Akira Nakai time, kai reikės gražiai siūlę išvesti paviršutį. Gerai, dedamės pirštinaitę. Šiaip, kad neišterliotų nereikalingų dalių, būtų protinga, o mes taip ir padarysim, apsimaskuoti bamperį ten, kur nereiktų mums, kad patektų stiklo klijai. Okay. Japoniška muzika fone.
Jaučiu, bus susirištas gal plaukus. Gerai, ne. Ką tik įsiterpiau plaukus su stiklo klijų. Nuo stiklo klijų neatsiplausiu nieko. Gerai, daugiau stiklo klijų atrodo nėra. Taigi, visą laiką šiltuo savo taigi. Dabar yra uždėta išorinė siūlė, kurią dar piršto pagalba reikės pralyginti. Ir turėtų jau būti gražus galutinis rezultatas pas mus. Bet man dar reikės silikon removerio, kadangi jisai, kaip sakyt, neleis stiklo klijams lipti prie mano piršto. Todėl pastoviai reikia pirštinę suvilgyti su silikon removeriu. Ir tada galima vesti gražią siūlę. Taigi jau tokia krūva pertekliaus. Bet per daug, ne per mažai, kadangi mums svarbiausia, kad būtų užpildyta viskas viduj. Tas ir gavosi, dabar piršto pagalba tiesiog viskas yra gražiai pravedama. Jau po piršto viskas tikrai bus susėdę į savo vietas. O šita siūlė vis tiek bus apdirbama ant viršaus gruntu, tada šveičiama ir tik tada dažoma. Todėl dabar negalutinis estetikos sprendimas. Dabar tiesiog nuimam perteklių, nereikalingą mums. Vėliau galutiniam rezultate nuėmus juostą gaunasi kažkas tokio. Čia aišku, dar biškį reikia nuimti. Žodžiu, viską jau suklijavome. Juostos yra nuimtos. Išvarčiau, galite operatorius parodyti. Gavosi štai tokia siūlė, kuri per daug neišlindus ne ant šitos pusės, ne ant šitos. Jinai realiai yra išorinė ir sutvirtinamai. Vėliau, nugruntavus, viską suruošus dažymui, nudažius, jau bus priimamas sprendimas. Arba viskas liks kėbulo spalvos, arba bus dailiai ant viršaus, kaip kad daro Japonas ir lieka tos siūlės. Tai galima ir čia bus gražiai apklijuojama maskavimo juosta ir daroma, kaip sakyt, vizualiai jau gražiai patraukli siūlė iš stiklo klijų. Ir toks bus finišinis rezultatas. Tai šiam momentui yra viskas suklijuota, klijai dar yra gyvi. Čia sutvirtinta, šonuose sutvirtinom greitom jungtim. Ir viską paliekam džiūt per naktį. Manau, viskas jau turėtų būti sutvirtėję. Rytoj bus matyti. Ir toliau bus daugiau. Dėkui.